Labas vakaras. Pradedame įtėmėti transliaciją tema Adobe Illustratorius galimybės. Ir šiandien tęsime temą apie Blend. Praeitą kartą kalbėjau, kaip naudotis Blend įrankiu ir Blend komanda. O šiandien per parinktus pavyzdžius bandysiu parodyti, ką galima su to Blend padaryti, kur galima būtų pritaikyti. Bendrinu ekraną. Tai Blend yra dėkingas pritaikyti, siekiant surasti kažkokius unikalius tipografinius sprendimus. Su Blend galima ieškoti to sprendimo ir šiuo atveju yra kiekviena raidė sudaryta iš atskirų linijų ir viena pereina į kitą. Kiekviena raidė tokią porą turi, bet netgi radus tokią struktūrą, dar galima ir tuo nepabaigti, galime ieškoti, juk tos linijos gali turėti įvairius parametrus. Jeigu pakeistume linijos profilį į kintantį ir keistume storius skirtingus padarytume, tai toliau galima būtų tą rezultatą keisti, ieškoti labiau tinkančio varianto. Taip pat naudojant vieną objektą visiškai neperšviečiamą, kitą darant jį peršviečiamą, galima išgauti tokių erdvinių švelnių perėjimų. Tai kaip pavyzdėlis, be abejo, jeigu mes imtume foną ir panaudotume tamsų, tai rezultatas vizualiai irgi būtų visai kitoks. Tai vienas variantas. Toliau galima būtų Blend naudoti ir tokiam erdviniam sprendimui, labai lengvai pasidaro. Ir tam galime naudoti ir gyvą tekstą. Šiuo atveju čia yra paversti objektai į kreives. Tiesiog, jeigu vieną sugriautume, Object Blend ir Release, tai matome vienas yra baltas objektas, baltas skaičius ir kitas yra taip pat iš tikrųjų baltas, bet jisai visiškai peršviečiamas. Tai iš balto į baltą, bet vienas iš jų yra peršviečiamas, mes gauname tokį erdvinį vaizdą. Na, toksai trūkumas su tokiu sprendimu gali būti, jeigu reikia tą vaizdą didinti, jūs galite pamatyti, kad tie laipteliai vis tiek yra sukuriami. Tai yra sprendimas visą tą vaizdą panaudoti su Pathfinderiu, jungti į bendrą formą, paskui dalinti į atskiras dalis, taip kaip yra padaryta šitos pavyzdžiuose, jau skaidrių greitintų iš balto į skaidrų baltą taip pat. Tai panaudojant Blend, tą vaizdą, kuris yra reikalingas, po to galima išvalyti tas linijas, jau panaikinant taškelius, kurie nereikalingi ir tas trūkumas bus pašalintas. Panašiai spręsta, aišku, čia visas žodis sujungtas, tarsi šešėlis, jeigu išardyčiau, čia yra objektas su bendru teksto šešėliu. Kaip viena masė, taip pat nėra jokių taškelių, kurie nereikalingi, nes viskas sujungta per Pathfinder.
tos dalis po to vėl naudojamos. Tai taip galima surasti, paskui be abejo tobulinti tą vaizdą jau ieškant ir išvalant nuo nereikalingų elementų ir ieškant spalvų. Nu, taip, galbūt iki šiol mes naudojam kažkokias formas grafinės arba tekstą pavertę į kreives, bet galima blend naudoti ir gyvą tekstą. Kaip ir šitam pavyzdyje yra teksto objektai. Vienas yra vėlgi visiškai baltas šiuo atveju ir čia yra perinantis į baltą su blend per daug laiptelių. Tai kadangi turim gyvą tekstą, jį galima ir perrašyti, juk galima naudoti find and replace, jeigu dabar naudotume šitą tekstą, keistume, turbūt daugiau šitam failė neturiu tokio teksto gabaliuko, į kokį nors į šitą. Tai visus teksto objektus pakeičiau ir galima universaliai pritaikyti skirtingiems poreikiams tokį puskaiminį turint. Taip pat, jeigu turit gyvą tekstą, jų galima ieškoti, žymėti visus objektus pagal tam tikrą tekstą ir stilių. Ir man šiuo atveju pažymėjo tik tai tuos tris objektus, nes man perrašyti visus būtų sunku, galima iš karto tai pažymėti ir keisti, visiškai pasirinkti kitą šriftą, netgi kokį nors ne tokį gal, bet netgi gal nėra lietuvių raidės. Nu, tai taip, lengvai mes galime ir ieškoti dar skirtingų stilių. Šiuo atveju, šitam pavyzdyje įdomus pavyzdys tuo, kad tai yra trys jau objektai, vienas iš jų yra tekstas, bet perrašyta jau kiti objektai teksto, kiti rašmenys, tai yra taškeliai. Tiesiog, jeigu jungčiau kreivių parodyti gyvą tekstą, tai yra viršuje raidės, per vidurį teksto taškeliai ir apačioje kitas tekstas. Bet viršutinis žodis yra parašytas, truputį patrauksiu, į viršų šitą. Šitas žodis yra parašytas su spalva, kuri pereina į baltą spalvą taškeliuose. Ir taškelių tekstas turi kontūrėlį raudoną, o apatinis žodis yra tik tai iš kontūrėlio. Tai taip mes matom, kad tas blend atsirenka, ką jungti. Ir šiuo atveju turim ir viršui spalvą perėjimą padaro, bet apačioj turim tą tekstūrą iš kontūrėlio. Ir viskas, aišku, gyva, viską galima perrašyti kitų tekstų. Nu, dar kitas pavyzdėlis, tai yra tiesiog gradientai ir jie yra skirtingi. Matot, kad viršuje ir apačioje visiškai ne toks pats gradientas, bet mes galime daryti tarp jų perėjimą, nustatome daugiau tarpinių elementų ir kokie tie gradientai bebūtų, vis tiek iliustratorius atras, kaip juos padaryti tarp jų perėjimą. Jeigu pažymėjau apatinį gradientą, netgi galime
naikinti iš apatinio kokias nors, pavyzdžiui, mėlynas išnaikinu. Ir matot, kad viršutinis, apatinis visiškai yra skirtingi gradientai, bet iliustratorius padaro perėjimą. Tai taip pat variantas yra naudoti blend įvairiausiams fonams. Šiuo atveju tai yra stačiakampiai, bet juk mes galime dar ir juos deformuoti, tai tie perėjimai tokie, jie gradiento nebūtų išgaunami, bet blend yra labai didelės galimybės, galima padaryti tokius švelnius, įdomus perėjimus. Na, šiuo atveju tik tai du objektai, jie yra vienodi, su kontūrėliais, kurių didelis objektas turi kontūrėlį nudažytą gradientu, o kitas yra labai, labai plonos linijos objektas ir tarp jų turime visą tą struktūrą išgautą iš blend su tarpiniais elementais. Bet ką čia noriu dar parodyti, mes turime ašį, šią čia įjungiu, kad pamatyčiau, kur jinai yra, ir aš ją galiu pasukti ir taip padaryti tą blend visiškai asimetrišką. Toliau galima modifikuoti, keisti konfiguraciją ir tą blend netgi įvairius daryti tekstūros variantus. Tai reiškia, turim galimybę uždėti blend ant ne tik tai tiesių objektų, kaip čia turėjom iki šiol, per tiesas, per atkarpas blend buvo sudaryti, bet mes galime, reiškia, uždėti blend ir ant kreivių. Tai jeigu turime nupiešę šiuo atveju tokią kreivę kaip tekstą, pagal tam tikrą šriftą turime pasiruošę kreivę, mes galime uždėti blend, kad gautume tokius trimačius vaizdus. Tai realiai pradžiai sukuriama blend tarp dviejų objektų, nustatome, jau čia mums reikės daug perinančių elementų. Ir pažymėję kitą kreivę, mes nueiname į Object, Blend ir Replace Spine. Mes pakeisime ašį. Iš anos ašies mes turime kitą ašį. Na, tų elementų dar daugiau galėtume dėti, kad sumažinti tų, kad būtų sulieti tie pereinantys elementai kaip širdyje. Arba galime, kaip ir šitam pavyzdyje, dar dalinti tą kreivę gabaliukus ir tuos perėjimus ir keisti spalvas ir taip pat sutapo nebeįskaitomas, nes ne tai persisuko, ne, kreivės. Panašu dabar variantą dar vieną parodau. Mes turime du objektus, tarp kurių padarysiu blend kaip ir prieš tai. Ir užkeliu tarpinių elementų kiekį. Šiuo atveju mes turime variantą, kur vienas iš objektų turi pritaikytą jam efektą. Efektas deformuoja tą kreivę. Kitas objektas yra be efekto, o vienas yra su efektu. Ir iliustratorius vis tiek randa būdą
padaryti tarpinius elementus su mažiau efekto turinčiais objektais. Tai čia taip pat, jeigu mes pakeisime kreivę, galime apvilkti tą formą, kurią gavome, išgauti kažkokią tai kitą, net ir kažkokius piešinius sudaryti iš tokių detalių. Tai yra neišsemiamos galimybės su efektais, pritaikant efektus ir gradientus. Mes turime labai į plačią įvairovę, kur galėtume naudoti blend ir tie blend yra visi redaguojami, jie yra gyvi. Dabar jūs galite pagalvoti, kodėl aš rodau tokius įvairiausius objektus, kurie nieko tarsi nereiškia, bet juk tai yra kažkokie tai tekstūrų paruoštukai, kuriuos galbūt jūs ten atrandate ir po to galite pritaikyti kažkur tai, panaudoti savo darbe. Tai su efektais blend tikrai, nors pats skydelis, įrankis ir komanda yra super paprasta, jūs matėte, kad ten tų nustatymų nėra daug, bet su visom tom galimybėm, jūs matote, ir teptukam galima pritaikyti, yra labai, labai galinga funkcija iliustratoriuje. Tai kviečiu išbandyti ir pasiruošti tokius savo atrastus tokius variantus savo turėti, kad paskui galėtumėt pritaikyti savo darbuose ten, kur jau jų reikia. Tai ačiū uždėmesi, iki kito karto.